Yra 10 dalykų, kurie kasdieną vogia tavo moteriškumą ir tu jų net nepastebi, nes jie yra tokie mažyčiai. Pradedu iš karto nuo pirmo, tai yra nuolatinis skubėjimas. Kai tavo kūnas visą laiką gyvena tame skubėjimo režime, nuo žadintuvo iki vakaro, nuo darbo iki darželio, realiai švelnumai nebelieka vietos. Ir ne, tai tikrai nėra charakterio klausimas, tai yra nervų sistemos klausimas. Ir tai yra tik pats lengviausias dalykas iš 10. Aštuntas punktas, kuriuo pasidalinsiu, man yra toks skaudus, kur net dvejojau, ar vertėtų juo viešai dalintis. Antras dalykas. Tai yra tikrai nekaltinimas, neprimto asmeniško, nes aš lygiai pati dariau tą ilgą laiką. Tai yra sportinė apranga kaip tavo uniforma. Tikrai nėra problemos nešioti sportiškus rūbus, bet tai yra labiau pagarbos savo klausimas, kiek tu pati skiri savo dėmesio. Ypač mama, kuri yra motinystės atostogose, koks skirtumas. Aš vis tiek esu namuose su vaiku, niekas manęs nemato, nematau kolegų, draugų, bet tu matai save kiekvieną dieną, tu vis tiek pasižiūri į veidrodį ir galvoji, kokia aš suvargus. Klausimas, kurį noriu pateikti tau, kada paskutinį kartą rengėsi savo. Ne kažkokiai progai, ne kitiems žmonėms, o pati savo. Tai čia ir yra esminis skirtumas. Trečias dalykas, tai lyginimas savęs su moterimis, kurių gyvenimas telpa į 9 kvadratėlius. Turiuomenį Instagramą, naujienų srautą, kuriame moteris dalinasi savo pačiomis gražiausiamis akimirkos, kurias praleidžia valandas, kad išsirinkti nuotrauką, uždėti filtrą, parašyti aprašymą, bet tu nematai tos realybės. Ir kiekvieną kartą, kai tu žiūri, lygini save su jomis, tu susikuri nerealistiškus lūkesčius pati savo. Ir tai yra net nesąžiningos lenktynės, tu lenktyniauji su žmogumi, kuris net neegzistuoja. Ir kiekvieną kartą, kai tu atsidarai tą programėlę, kažkur pasąmonėje tau užsifiksuoja, kad aš esu nepakankamai graži, nepakankamai sportiška ir taip toliau, o moteriškumas jis niekada negali augti tokioje aplinkoje. Ketvirtas dalykas – sindromas, kurį aš vadinu pailsėsiu vėliau, ypač jis yra aktualus mamoms. Tai kaip visą laiką mes bandom visus pavalgydinti, aprengti, pasirūpinti, o save paliekam paskutinėje vietoje, sąrašo pabaigoje, arba kuriame kažkokią priežastį, kažkokį deadline, kur, kai pabaigsiu projektą, kai vaikai nueis miegoti, kai tada galėsiu skirti laiko savo. Bet realiai tu iš tuščios taurės negali pilti kitiems. Tai jeigu tu nesusidėliosi savo savaitės, rutinos, dienos, kad galėtum skirti laiko savo, atsiras labai didelė problema. Ir tas vėliau jis niekada neateis. Tu turi aktyviai planuoti savo dieną, tu turi laikytis disciplinos, turi komunikuoti su savo partneriu, savo šeimos nariais, kad visi žinotų, kad tau reikia to laiko ir jis yra lygiai taip pat svarbus kaip kiekvienas dalykas šeimoje. Penktas dalykas. Kaip tu kalbi su savimi, kai niekas tavęs negirdi, kai tu esi viena savo, tas tavo vidinis balsas, ar tu pastoviai galėjau geriau, galėjau gražiau atrodyti, galėčiau daryti tą, ar esi nevykėlė, kitos mamos geriau susitvarko negu aš, kitą verslą daro, kitą keliauja. Tiesiog sustok akimirką ir pagalvok, ar tu taip kalbėtum su savo geriausia drauge, su savo mama, sesė, pusseserė, tu niekada gyvenime tokių žodžių joms nepasakytum į akis. Tai kodėl tu galvoji, kad turi teisę taip kalbėti su savimi? Ir labai svarbi akimirka, kad tas moteriškumas, ta energija, vadinama, ta moteriška energija, jinai niekada neatsiraš iš brangios kosmetikos, kvepalų, suknelių, jisai atsiranda iš tavo vidaus, iš tavo vidinio balso, kaip tu kalbi su savimi, kokiu tonu, kokiu tempu. Tai kai tu sulėtinsi ir pradėsi sąmoningai galvoti, ką tu savo sakai, tavo gyvenimas tikrai pasikeis. Šeštas dalykas, vadinamas multitaskingu, kai vienu metu bandai atlikti 100 dalykų. Bandai pagaminti vakarienę, nuvalyti vaikui į veidą, atrašyti žinutę, atrašyti mailą, paskambinti mamai ir taip toliau. Realiai tas sukuria tau skubėjimą. Ir kai tu bandai būti visur, tavęs nėra niekur. Ir tas labai atsispindi ir mūsų vaikuose. Aš pati pastebėjau, jeigu aš su kažkuo kalbu ar atrašau žinutę, mano vaikas pradeda rėkti, verkti, nes realiai jis jaučia, kad mano protas yra kažkur. O moteriškumas gyvena tik vienoje vietoje, tai yra čia ir dabar. Ir atkreip dėmesį, kokios moteris tave žavi, kokios tave įkvepia. Tai tikriausiai bus būtent tos, kurios kalba lėtai, kurios nesiblašo, kurios nėra įsimėčiusios, kurios žino savo vertybės. Tos, kurios kalbėdamos yra su tavimi, kurios palaiko akių kontaktą, kurios neatrašinėja tuo pat metu. Tai čia ir yra ta charizma, kurio tu negali nusipirkti už jokius pinigus. Taip, ant popieriaus skamba gerai, multitaskinimas, skamba kaip produktyvumas, bet realybėje jis tave tik dar labiau tolins nuo tavo tos vidinės moteriškos energijos. 7. dalykas. Tu esi sąrašo gale arba tavęs visai nėra. Tu valgai šaltą vakarienę, neskaniausius kąsnelius, tavo sveikata ir prioritetai atsiranda po visų kitų. Visiems geriausiai – vaikams, draugams, šeimai, o kas lieka tau. Bet dabar pasidalinsiu skaudžia tiesa. Tavęs iš to sąrašo niekas neišbraukė. Tu pati pasitraukiai ir bandai prioritizuoti visus žmonės aplink tave.
Ir žinai tą situaciją, kai tu kažką darai dėl kitų ir tau atvežė tavęs, juk niekas neprašė ir tai yra tiesa. Tai čia lygiai tas pats yra, kad tu turi save įtraukti į sąrašą. Gerai, tikrai nereikia savęs gal statyti pačią pirmą vietą. Tai yra vaikai, kuris yra kaip ir mūsų gyvenimo centras, bet tu turi būti tame sąraše ir tavo eilė turi ateiti bet kokiu atveju. Gerai, ir pagaliau priėjome 8 punktą. Kaip ir minėjau, nežinau, ar noriu juo dalintis, bet tai yra atsiprašinėjimas. Atsiprašau, kad vėluoju, atsiprašau, kad ilgai neatrašiau, atsiprašau, gal čia kvailas klausimas, bet žinai tas situacijas, kai tu realiai pastoviai atsiprašinėjai už savo pačios egzistavimą, už tai, kad užimu vietą, kad man kažko reikia, kad kažko noriu paklausti. Ir kiekvienas toks atsiprašau, tai yra maža žinutė savo pačiai, kad turėčiau būti kuklesnė, turėčiau užimti mažiau vietos, susitraukti tą mažą rutuliuką ir kad niekam tikrai netrukdyčiau. Ir jeigu tu kartoji tą kelis kartus per dieną, keliasdešimt kartų per savaitę, mėnesį, tu po to stebiesi, kodėl aš esu ta moteris, kuri nepasiekė savo tikslų, kodėl aš negyvendinu savo svajonių ir kodėl negaliu gyventi savo svajonių gyvenimą. Tai viskas prasideda nuo šitų mažų įpročių. Ir kas mane iš tikrųjų labai pakeitė, tai kai gimė mano sūnus, jisai auga taip greitai ir jisai mokosi iš mano veiksmų, aš esu pavyzdys ir aš žinau, jeigu jisai seks tą pavyzdį, tai jisai tikrai turės daug problemų gyvenime, jeigu nemokės pasitikėti savimi ir pastovėti už save nuo mažų dienų, tai gyvenimas lengvas tikrai nebus. Tai ką aš pradėjau sąmoningai daryti ir labai kviečiu tave, tai pradėjau keisti savo žodyną. Vietoj to, kad atsiprašau, kad vėluoju į porą minučių, kur realiai niekam net neįdomu tos 2 minutės, ateinu ir sakau, ačiū, kad palaukiai, ačiū, kad neišėjai. Vietoj atsiprašau, naudoju žodį ačiū, kuriuo tu išreiški tą vidinį dėkingumą. Lygiai taip pat, jeigu ilgai neatrašai draugiai kažkokia, tu neturi teisintis, tu tiesiog gali pasakyti ačiū už kantrybę, ačiū, kad supranti, kad man dabar yra sudėtingesnis etapas. Ir vien pakeitus šitą žodyną, bet vėlgi tai turi būti labai sąmoninga, tu turi tą išjausti, tu pradėsi jausti pokyčius savo gyvenimą jau tą pačią dieną. 9 dalykas, ir vėlgi čia buvau kalta, tikrai daug laiko, tylos užpildymas telefonu. Stovi eilėje, telefonas, kažką darai, telefonas, lauki, kad makaronai užvirs, telefonas, scrollini. Realiai, jeigu tu nori būti ta moteris, kuri žino, ko nori gyvenime, tu turi sukurti erdvės. Tu turi sukurti erdvės savo prote, savo mąstyme, kad tu galėtum įsivaizduoti tos dalykus ir kurti strategiją, kaip eiti link jų. O jeigu tu kiekvieną laisvą minutę tiesiog pasimsi telefoną, tu gyvensi kitų svajonėmis ir maitinsi savo smegenį tuo visų internetiniu šlamštu, kurio tau nereikia ir jis tau tiesiog kelia tą vidinį nerimą. Ir 10 dalykas, tai nustoji puošti savo ir saugoti dalykus ypatingai progai. Mėgstamiausi kvepalai ypatingai progai, gražiausi dalykai ypatingai progai. Bet tas progas mes turim susikurti gyvenime pačios ir nelaukti, kol mums kažkas jas atneš į gyvenimą. Ir aš tikrai žinau, kad būna, kai skiri 5 minutės šiek tiek daugiau pasidažyti ar pasikvepinti, ar užsidėti gražią suknelę, tavo net poza pasikeičia, kaip tu eini gatvėje, kaip tu komunikuoji su kitais žmonėmis ir jie tą jaučia. Tai mano patarimas yra nesaugok tų dalykų. Kad ir kaip skamba klišė, gyvenimas yra labai, labai trumpas ir mes nežinom, kiek mums yra lemta būti šioje nuostabioje žemėje, tai tiesiog švęsti kiekvieną dieną. Ir kai tu darysi tuos dalykus dėl savęs, visas tas tavo magnetinis laukas tau tik pradės traukti tinkamus žmonės į tavo gyvenimą, galimybės, apie kurias tu net negalėjai pasvajoti, tai yra labai, labai verta. Tai va, 10 mažų dalykėlių, kurie vogia tavo moteriškumą. Ir žinai, kai tu jautiesi geriausiai savo kūne ir ką, ir po to praeina kažkiek laiko ir galvoji, visiškai praradau save, nebesijaučiu moteriška ir atrodo, viskas įvyko taip palaipsniui. Bet gera žinia ta, kad tą moteriškumą tu gali lygiai taip pat susigrąžinti po lašelį. Tai neturi būti kažkokie dideli drastiški pokyčiai tavo gyvenime, tiesiog va šie mažyčiai įpročiai, kurie pakeis kaip tu jautiesi, tai pakeis tavo santykius su pasauliu, su tavo vyru, su vaikais, su draugėmis, šeima. Tai labai labai tikiuosi, kad pasisėmė įkvėpimo ir labai norėčiau išgirsti, kuris punktas tau buvo artimiausias, kur galvoju, ir aš taip darau, norėčiau kažkaip pakeisti savo įpročius, tai atsakau kiekvieną komentarą ir taip pat mane labai įkvėpia sekančiom idėjom ir jeigu yra kažkoksai pasikartojantis dalykas, tai reiškia, kad verta apie jį pasikalbėti daug daugiau. Ir kaip bebūtų, šitas mano kanalas yra būtent apie tai, kaip būti sąmoningai, moteriškai, kurti savo svajonių gyvenimą ir po lašelį susigrąžinti save ir pajausti tą vidinę energiją, tą vidinį džiaugsmą gyvenimui ir norą kurti, daryti dalykus ir mėgautis kiekvieną dieną. Iki!